Na ką, katalikai, atėjo laikas Lietuvą padalinti geografiškai į keletą naujų valstybių, regionų ar autonominių kraštų. Lietuva valstybė didžiulė, yra ką dalinti. Tuo labiau su tokia mūsų valdžia, kuri puikiausia padeda Baltarusijos prezidentui daryti tą, ką jis nori Lietuvoje, kito varianto nėra. Nu, ko norit jūs iš valdžios, jeigu atrodo paprastos valstybės Baltarusijos prezidentas tyčios iš mūsų valdžios, kaip pavyzdžiui su savo tais migrantais prieš keletą metų primėtė šiai Lietuvom kažkiek tūkstančių mūsiškių, nieko negalim padaryti, viskas. Patau, sako, nu okei, matom Lietuvoje valdžioj debilai, reikia tai visas pasaulis supras, kad ten debilai ir atsiunčia mums mergelą, iš Baltarusijos atveža iki sienos, įteikia mūsų valdžiai, kuri paima ir paskelbė ją prezidentę. Argi bet kurios normalios, adekvačios valstybės prezidentas, save vadindamas demokratinės valstybės, demokratinių prezidentų, gali paskirti kitos valstybės prezidentą. Ar ne tai buvo Lietuvoje su Tikhanovskaja? Man atrodo, netgi pažymėjimą išrašė, kad tai yra prezidentas kitos valstybės. Nu, čia jau adekvatumas yra aukščiausio lygio. Jau šitai tai visam pasaulyje, kas norėtas, pamatė, kokie čia žmonės adekvatus ir kad čia galima daryti su jais, ką nori. Dabar kai sako, o, geras, nu jeigu jie tokie neadekvatus, reikia man pabaigti tą lietuvėlę ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės visą istoriją užsirašyti ant Baltarusijos. Jie vis tiek debilai, jiem jų istorija nerūpi, jie nenori atkurti didžiosios kunigaikštystės, tai reiškia padarys tai batkam ir atsiunčia mums dar vieną kalinį. Genialų kalinį, tokį gerą, tokį čistą liberalą, Tikhanovskį, kuris sako, jeigu man pavyks, tai čia aš didvyris, o jeigu man nepavyks, tai jūs debilai man trukdė tai padaryti. Toks geras liberalas požiūris. Bet Baitka jam, kaip suprantu, davė vieną gerą užduotį. Tu privalai Lietuvoje įkurti antrą Baltarusiją. Gal ne visą, gal dalį, o po to prijungsim prie didžiosios Baltarusijos ir žiūrėk, jau pabiškai gausim didžiąją Baltarusijos kunigaikštystę. Šitas ką sako, okei, patinka man, aš noriu būti kokios nors šalies arba regiono vadovų, išmeta Lietuvoje idėją, kad jisai kurs, kaip ten tokį, naują Baltarusiją, kažkuriam tai Lietuvos regione. Nu, mėlėjai, paimam dabar padalinam Lietuvą. Kokią mes regioną, kokį miestelį atiduodam Tikhanovskį kurti Baltarusiją? Nu, žiokius, Šalčininkus galim atiduoti ir Visaginą. Vietiniai gyventojai bus už, ką ne? Paklauskit, sužinosit. Jisai taps prezidentu. Ir gerai, nu, nedidelis jo davit prezidentą. Tada tai pažiūrės Lenkas, o, geras, pasirodo Lietuvoje galima, pasims Vilniaus kraštą. Kaunas sakys, o, ura, mes vėl sostinė. Kauno valdžia sakys, okei, mes dabar sostinė, nachintas Vilnius reikalingas. Vilnius, iš esmės, visi už. Tada Žemaičiai sakys, o, geras, jeigu galima taip, tai mes skelbiam Žemaitiją. Ir koks nors Žemaičių debilas, kuris dabar niekas, sakys, o, aš galiu būti Žemaitijos prezidentu. Susižiūrės, o, darom Žemaitijos prezidentūrą. Šitie Klaipėdos kraštas, sakys, o, blembački, pas mus dar įprasta, kad Vokietijoje atseit geriau gyvena negu pas mums. Taigi mes niekada nebuvom Lietuva. Mes prieš 100 metų buvom Prūsija, o Prūsija tai Vokietija. Mes Klaipėdos kraštas atsijungiam nuo Lietuvos ir jungiamės prie Vokietijos. Ir kas gaunasi, kas lieka Lietuvos? Va, jeigu žiūrit Suvalkai ir Dzūkai, ką jūs darysit? Skalsit, neskalsit, atsijungsit, neatsijungsit, prie kažko tai prisijungsit, ar liksit prie tos tokios siauros lietuvėlės Kaunas, Panevėžys, Rakiškis. Nu, dar Pasvalys gal bus. Viskas daugiau nieko Lietuvoje nebelieka. Realiai, atrodo juokinga, atrodo faina, bet pažiūrėsime, kaip mūsų valdžia reaguos, nes viskas šitam gyvenime yra bandama po biškį daryti. Kad ir kokia durna idėja kilo, jinai būna paleidžiama. Tada žiūrima, kaip reaguoja visuomenė ir kaip reaguoja valdžia. Visuomenė reaguoja, kaip suprantu, teigiamai, reikalingams mums antrą Baltarusiją, neaišku, kokią kalbą už tai antroje Baltarusijoje, ar rusų, ar baltarusių, ar kokią nors kitokią kalbą. Yra tokia šalčininko apskritai toks vadinamas suržikas tarp Lenkų, Rusų, Lietuvių ir Baltarusių. Kažkada aš gyvenau su kambarioku iš Lydos, bet ant pastarį pasiau buvo tokia sava labai įdomi kalba, galbūt ant tokia valstybinė kalba. Briuselis sutiks, sakys, o geras pas musgi Europą už mažasias tautas ir mažasias seksualinis visokius dalykus. Vokietis, o geras, jeigu mes galėjom susigrąžinti savo žemės iš Lietuvos, tai mes galėsim susigrąžinti savo žemės ir iš Lenkijos. Irgi, Lenkai irgi biški debilai. Jie nekenčia Stalino, nemėgsta Stalino. Bet Stalinas jiem
po antrojo pasaulinio karo padovanojo dalį vokiečių žemės. Vokiečiai tas žemės galbūt norėtų susigrąžinti. Mes, kaip lietuviai, padarysim pretekstą, Klaipėdos kraštas atsijungęs, tada sakys Lenkai, okei, mes dar norim susigrąžinti ir Lenkijos žemės, bet visi už Lietuvos dalybą. Prašykit, kad bent vienas iš jūsų prieš. Netikiu, visas sakysit, gera idėja, faina. Durnelis čia nusišneka ir visi mane palaikysit. A taip ir formuojama yra viskas pasaulyje. Nuo durnų idėjų kyla, nuo pajokų, o po to nieks nepastebi ir opa, žiūrėk jau, tas ir įvyko. Bet tokia atveju, Lietuvos valstybės mes jau nebeturim, lietuvių tautą dar turim. Ar jinai išliks? Nežinau. Priklauso nuo kiekvieno mūsų. Bet kokia atveju, tu nuostabus, tikiuosi, toks ir išliksi.